Pajuks va daina. Pavaduotoja. Kur tu? Tėte, kur tu? Mane paliko vyras, viskas, nieko neturiu. Ką tu čia darai? Birutė, ką tu čia darai? Nieko, aš atėjau pas tave, nes, mano vyras tėvo pydaras. Danielemas? Jūs pamatėt manęs. Ne, tiesiog reikia. Birutė, tu čia? Ką? Birutė, ką tu darai, kai tu pasirinkai tėtį, tu su juo turi būt. Aš nebenoriu gyventi jį, jis mane muša labai, aš noriu gyventi tavim. Aš net užtušau, kad su tėvu tikrai nenori gyventi ir jis tėvo muša. Ir iš viso neapgyvensim su juo, nebendrausim, aš jam neatleisim niekada. Aš net užtušau. Tu tikrai tai nori padaryti. Gerai. Padarysiu. Aš tau gal viską brangiai padarysiu. Tik nepyk ant manęs, kad aš paskui savo buvusius berniukus grįžtu. Aš tiesiog paveikus nuo narkotikų ir visko. O kodėl mane tėvas užblokavęs per Messengerį ir Facebooką? Aš jam norėjau parašyti tokį pykčio laišką. Aš nežinau, jis mane muša labai. Kažkas skambina mums. Skambina? Ne. Okei. Alio? Ką? Mano vyras pagrobtas. Nu kada mano vyras pagrobtas? Nu kada? Ir jis ne mano vyras. Aš tu esi skyrę, ar tu supranti, obuolį. Jis mano dukras skaudino, o tu čia man skambini kažkoks nepažįstamas numeris. Tinki šiandien skambinėk, Bože moj. Skambina, tai skambina. Davai. Čia kažkoks nesąmonės skambina. Čia skambino tėvo draugas, specialiai taip apsives kažkokiu aktoriu, kad pagrobtas. Čia kažkoks jis. Aš netikiu, kad jis pagrobtas. Jis save nebent pasigrobė. Bet mano tėvas sakė, kad jis grįž kažkur ir mane paliko ir mane mušė labai daug. Nu, blet, šitas tuchas apsikaus pats. Na, šočiu važiuoju ir teliką, va. Įsijungiu teliką žinios. Kas čia vėl turi Pytaras kalba su ūsais? Nu gerai, žiūriu. Gerai. Jungi. Tai ką? Einam čia. Ir tu skaityk iš telefono, jeigu ką. Bet ta pačia mikrofoną su tu skaitai gerai. Ūsų, net. Šuka. Tu čia skaitys? Ai, čia pasidėjo. Ai, paskui sakysiu. Ai. Kad aš jau ne. Čia visi čia žymių gyvėsiu ir šiandien vėl 30 metų apalampogė 50 milijonų eurų. Reikia štai jį rasti, nes jį visą miestą apvogsiu. Prašau padėkite jį rasti ir visų gerų. Ką, blet? Apvogė miestą? Ar jis vėl apvogė miestą? Bet aš nesu jo meilė. Tai ką dabar daryt? Aš niekaip negaliu padėti. Ir kur jis yra? Birute! Birute! Ateik pas mane. Tavo tėvas 10 milijonų eurų pavogė banke šiandien vėl. Sužinojau, kad jis kriminalinės, nes jis man pasakė apie miestą, kuris jis pavogė. Man išvardino visus. O, pasakyk, ką išvardino. Pavogė Alytaus, Vilniaus, Panevėžio, Druskininkų, Palangos, Klaipėdos
Ir man atrodo, tai man sakė, pradosai ten, Balbieriškio Prienuose ir viskas. Rimtai? Na. O gal žinai, kuris dabar yra? Aš noriu jį pamokyti. Na, jis yra Prienuose. Planuoju kitą banką pamokyti. Kitą banką? O gal tu turi žemėlapį parodyti, kur jis? Aš noriu susekti jį. Gerai, pabūti galėčiau. Gerai. Jis yra čia. Sebe atimi. Sepatime? Jo. Jis dar mokė tiek, ko iš plėšikas man nieko nesakė. Ir va, kur jis gauna tų sidabrinių visokių apyrankių. Nu, blet. Давай, man reikia pabėgti. Gal einu... Einu pasivaikščiot. Gražus varas, mergaitės važiuoja. Ką tu darai, tai pilė? Tu nelemai? Štinkuojas bis. Bėgame. Ką? Kur tu suka? Ot pabėgo. Suka. O kas čia kortelę pametė? Kas čia per pinigai mėtosi? O tu kur? Ką tu darai? Ką tu darai? Ką tu darai? Kviečiu policiją, viskas. Pabaiga. Ak.